Sveiki, gyvai iš studijos laidoje svečiuojasi Viktorija Filipavičienė. Ji yra Skydliaukės harmonija įkūrėja, taip pat organizuoja mokymus ir praktikuoja sveiką mitybą bei gyvenimo būdą. Sveika, Viktorija. Labą dieną. Tai papasakok apie save plačiau ir kaip pradėjai domėtis skydliauke. Iš tikrųjų, viskas mano gyvenime prasidėjo nuo šeimos, nuo šeimoje atsiradusių skydliaukės sutrikimų ir pirmiausiai mano dukrytei nustatė diagnozę skydliaukės. Buvo man labai didelis šokas šitą situaciją ir kai pradėjau klausinėti gydytojų informacijos, kaip čia su ta liga gyventi ir panašiai, ką valgyt, ko nevalgyt, tokie loginiai klausimai pradėjo ateiti, kodėl mažas vaikas, kaip. Ir pradėjau labai smarkiai gilintis į šitą temą, nes iš tikrųjų atsakymų nesulaukiau. Tokių tiesiog išrašė vaistukų ir tom ir baigėsi. Bet kadangi mažas vaikas ir man buvo sunku priimti tai, kad reikės gerti vaistus visą gyvenimą, vėliau dar ir vyresnė dukra pasiūlė patikrinti ir jai rado hormonų sutrikimą. Tai jau po kokio pusmečio ir aš pribrendau morališkai pasitikrinti ir tuomet ir pas mane paaiškėjo, kad yra šitą diagnozę. Pradėjau labai daug skaityti, mokslinius straipsnius, šukuoti knygas, visą kitą, kaip aš galiu padėti savo vaikui, nes iš tikrųjų jinai nesijautė gerai, net kai buvo paskirti vaistai, nes iš tikrųjų nukreipimai buvo labai dideli ir jie grįžo į normą, bet savijauta nebuvo jos gera. Ir pirmiausiai, ką pavyko man sužinoti, išsiaiškinti ir išbandyti, tai kad ji turi glitimo netoleravimą. Tiesiog jai būdavo bloga pavalgius kažkokių miltinių patiekalų, ryte, tarkim, suvalgo ir vakare bloga. Ir iš tikrųjų labai buvo sunku susieti, aš net vedžiau maisto dienoraštį, bandydama pagauti, kame čia gali būti problema. Ir kai pašalinom glitimą, labai per trumpą laiką ženkliai pagerėjo tyrimai ir pagerėjo jo savijauta. Tai tuomet aš pradėjau domėtis dar giliau tą mitybos temą ir atradau tai, kad iš tikrųjų maistas labai įtakoja mūsų tą sveikatą ir labai ženkliai gali prisidėti prie skydliaukės ir prie savijautos. Ir tada, kai aš jau prisirašiau daryti savo tyrimus, aš jau žinojau, ką aš darysiu, jeigu man rasta diagnozė, nes aš jau buvau pakankamai daug išsiaiškinus. Ir tuomet, kai aš ją sužinojau, aš iškart ėmiausi tokio specialaus protokolo mitybos, vadinasi AIP protokolas, eliminacinė dieta. Jūs ir knygą parašėt. Taip, išleidau elektroninę knygą receptų būtent šitai dietai, šitam protokolui, nes jis tikrai nėra toks lengvas, bet ta dieta vadinama, ji neskirta laikytis nuolatos savęs apriboti, bet jis skirta žmonėms su autoimuniniam ligom, su lėtiniam ligom, tam, kad nusistatyti, kokiu asmeniškai tu netoleruoji produktų. Ir jinai yra tikrai tikslesnė negu, tarkim, maisto netoleravimo tyrimai, nes juose ne visada atsispindi tos reakcijos visas ir iš tikrųjų, kai tu pats išėmi tos produktus, kurie dažniausiai gali žmogui kažkuo tai būti dirginti, kažkuo tai žarnynas ar, kiekime, organizmą ir paskui įvedinėjai po kurio laiko po vieną tą produktą, tu tiesiog pats nusistatai, kas tau asmeniškai netinka, bet ne tiesiog ir pasilieki tokią dietą, maitiniesi taip, kaip tavo kūnas jaustųsi gerai. Tai vat iš tikrųjų, kas liečia mitybos, tai su šito dalyku ir dukrai, ir vyresniai dukrai nebeteko gerti hormonų, nes aš jau tada pasidomėjus buvau. Užteko mitybos. Taip, užteko mitybos, pasireguliuoti mitybą ir sugrąžinti visus tyrimus į normą ir man pačiai taip pat. Tai iš tikrųjų, kai aš gavau pirmosius rezultatus ir pamačiau, koks yra efektas, tai man buvo tiesiog, wow, aš tikėjausi kažkokio pagerėjimo, bet kad 8 kartus pagerės mano tie antikūniai, tai tiesiog ir man tada tokia motyvacija užsivedė ir apskritai aš pradėjau dalintis tą informaciją su draugais ir manęs klausinėjo, patark tą, kaip čia tą, na. Ir galiausiai taip išėjo, kad draugė sako, gal tu man įrašyk paskaitą, sako, nes tiek daug visko klausinėja ir gal užsimiršta, sako, įrašyk man paskaitą. Ir pradėjau užkurti tą paskaitą ir paaiškėjo, kad ir pasiūliau ją tiesiog Facebook'e kitiems žmonėms, tose tikslinėse grupėse, taip sakant, kur yra žmonių su tom pačiom problemom, galvoju, gal bus įdomu.
Ir į pirmą paskaitą susirinko tikrai labai daug žmonių. Aš labai nustebau iš tikrųjų, kad yra toks didelis poreikis ir problemos mastas tikrai labai dažnas. Tai ir iš to kažkaip toliau ir pradėjo vystytis ta mano veikla, pradėjau rengti daugiau mokymų žmonėms, kad galėtų jie savo patys padėti tais nemedikamentiniais būdais, kaip pakeisdami kažką tai savo gyvensenai. O kokia tai liga buvo? Autoimuninis tiroiditas, taip. Tai būtų reikėjo gerti tos vaistus? Iš tikrųjų, dėl pačio autoimuninio tiroidito nėra absoliučiai jokio gydymo ir vaistų, bet tai yra antikūniai, kurie puola tavo skydliaukę ir ją palaipsniui sunaikina. Tai kai jau jie pakankamai ją sunaikina, tada atsiranda arba hipoteriozė, arba hiperteriozė. Per greitą skydliaukę arba per lėtą. Ir tokiu atveju tada jau prireikia gerti arba hormonus, arba slopinti tą skydliaukę. Tai jeigu pavyksta pagauti toj pradiniai fazai, kai dar skydliaukė tik pradėjus išeiti iš ribų, arba dar tai labai gerai galima susigrąžinti, susitvarkyti tokiais metodais ir išvengti to hormonų sintetinių, ta prasme, vartojimo. O tai jeigu liga jau yra šiek tiek pažengus, jau ten tarkim metus ar porą jau vartoji vaistus, ar įmanoma susitvarkyti? Čia palyginus dar neilgas laikas, yra ir kas nuo paauglystės ir panašiai. Aišku, kuo ilgiau tie vaistai yra naudojami, tuo sunkiau susitvarkyti, kadangi skydliaukė įpranta, kad mes gaunam iš išorės tą hormoną ir jinai palaipsniui dar labiau nustoja dirbti, kadangi jinai gauna, kam jai reikia stengtis, jeigu jinai viską gauna. Bet esmė tokia, dėl ko žmonės gerintis tą pakaitinį hormoną apskritai pradeda ieškoti kitų būdų savo padėti, dėl ko jie ateina į tokias grupės, kaip mano, dėl to, kad dėja vaistai neišsprendžia visų problemų savijautos. Ir gerdami vaistus dažnai žmonės jaučia ir nuovargį, ir plaukų slinkimą, ir svorio didėjimą, labai daug, o kartais tos problemos dingsta pradėjus gerti, paskui sugrįžta vėl, nes iš tikrųjų neišsprendžiama priežastis, dėl kurios sutriko skydliaukė. Tai jeigu tai yra autoimuninis tiroiditas, tai reikia spręsti tą autoimuninio tiroidito problemą, mažinti antikūnius, slopinti uždegimą tam, kad jisai kuo mažiau tą skydliaukę naikintų. Yra aišku ir kitų priežasčių, tarkim dėl jodo trūkumo ir panašiai, bet visa esmė, kad jeigu vaistai nepadeda pakankamai ir nesijaučiam mes gerai, tai tuomet faktiškai medikamentinių kažkokių būdų dar labiau pagerinti sunkiai ir randame. Tai tokiu atveju iš tikrųjų, kas suveikia su tą mitybą ir apskritai gyvensenos pokyčiai, tai kad mes nuo organizmo nuimam krūvį. Jeigu mes susitvarkom žarnyno veiklą, kepenų veiklą, antinkščių veiklą, valgom maistą, tarkim, naudojam papildus, jeigu reikia savo skydliaukiai, tai tiesiog mes jai palengvinam darbą ir dingsta tam tikri simptomai, mes jaučiamės geriau, kad ir, pavyzdžiui, yra toks elementarus dalykas geležis. Geležies trūkumą turi daugybė moterų ir kai kurios netgi to nežino, nes nepasitikrina feritino. Feritino rodiklis yra geležies atsargos. Tai yra mokamas tyrimas, paprastai jo neskiria, jeigu hemoglobinas yra normos ribose, nieks neskiria, o hemoglobinas nenormos ribose jau būna, kada jau visiškai yra blogai. Atsargų jau nebėra. Taip, visiškai. Geriau užbėgti už akių ir pasitikrinti profilaktiškai. Ir jeigu yra geležies trūkumas, tuo labiau ilgalaikis, skydliaukė negali gerai funkcionuoti. Jei trūksta deguonies ir, žodžiu, ji negali tinkamai veikti. Ir tada gali irgi vėlgi išsivystyti tą patį hipoteriozę ir pradėti jinai blogai veikti. O atstačius geležį, atstačius tam tikrus mikroelementų trūkumas, galima sutvarkyti situaciją, nes iš tikrųjų skydliaukei reikia labai daug ir jodo, ir geležies, ir seleno, baltymų. Ta prasme, labai reikia kiekvieną dieną apskritai mūsų organizmui gauti maistinių medžiagų tam, kad mes tinkamai funkcionuotume. O ar įmanoma viską gauti su maistu? Ta prasme, tinkama mityba, visas šitas medžiagas, ar tikrai įmanoma? Jeigu viskas gerai, žmogui, žarnynas ten tvarkoja, virškinimo sistema tvarkoja, tai iš principo teoriškai kaip ir turėtų viskas veikti tinkamai. Tačiau, aišku, mes žinome, kad dabar yra ir maistas ne pačios geriausios kokybės, tarkim, ir ten daug trąšų naudojama pesticidų ir panašiai. Taip pat pats maistas, maistinė vertė yra sumažėjusi, kadangi daug kur yra dirvožėmis išeikvotas.
Tai tiesiog mes gauname žymiai mažiau, iš tikrųjų, mikroelementų, jeigu vaisiai vežami neprinokia, prinoksta čia, jie nuo gulėjimo praranda vitaminų. Taip, yra tas dalykas. Kartais tenka ir naudoti ir papildus, bet visgi geriausiai mes įsisavinam viską iš natūralaus maisto, tai pirmoje eilėje vis tiek turi būti tas maistas ir tada jau žiūrėti, jeigu mums kažko trūksta, jeigu neįsisavina, tada jau galime kažkokius papildus rinktis, bet jie yra kaip papildymas, ne kaip pagrindinė priemonė iš tikrųjų. Va. Dar labai svarbu, kaip virškinimo sistema veikia, kad tai, ką mes suvalgėme, iš tikrųjų ateitų ten, kur reikia ir padarytų tai, ką reikia. Jo, nes jeigu sutrikęs virškinimas, o va, tai yra irgi labai dažna problema šiais laikais, būtent per mažas skrandžio rūgštingumas. Vaistai paveikia, stresas, netinkama mityba, tas pats irgi skydliaukės hormonas sintetinis ilgalaikiai geriantis irgi paveikia tą skrandžio rūgštingumą. Ir dažnai būna, kad žmonės jaučia pavalgio tokius simptomus, ten pilvo pūtimą, kažkokius kitus virškinimo sutrikimus, galvos skausmą, tiesiog nuovargį ir kartais net nelabai kreipia dėmesį, nes nežino, kad pakeitus mitybą galima pasijausti visai kitaip, atsiras gali energija, nes mes išimam netinkamą maistą ir duodam tinkamą, palengvinam virškinimas savo organizmui ir po biški atsistato tos sistemos. O kaip tą skrandžio rūgštingumą jį pakelti, kad jau pradėtų dirbti tinkamai? Iš tikrųjų yra įvairių metodų, tai yra, tarkim, rytais galima gerti šiltą vandenį su citrina arba nefiltruoto, nerafinuoto obuolių acto deda pusę šaukštelio, irgi pagerina rūgštingumą. Jūros druskos natūralios su vandeniu galima atsigerti, bet yra ir tokių papildų, kaip beteina su pepsinu, tarkim, tai yra natūralūs fermentai, kurie yra ir pas mus skrandyje, tai su jais apskritai galima gana tiksliai nusistatyti, kiek tau to rūgštingumo trūksta ir ar apskritai jo tau trūksta. Yra tam tikra sistema, kad po baltyminio maisto galima išgerti 1, 2, 3 kapsulės ir pasitikrinti, ar tau reikia ir kiek tau reikia. Ir tuomet padėti savo skrandžiui virškinti būtent baltymus. Čia kalba apie tos baltymus, nes mes galim juos valgyti daug, bet tai ne faktas, kad jie pasisavins, o jeigu jie nepasisavins, tada aišku, nei geležis, nei skydliaukė, apskritai mūsų organizme tiek procesų susiję su baltymais. Šiuo metu studijuoju Holistinio ugdymo institute, tai irgi ir anatomija, ir fiziologija, ir mityba, ir labai labai daug įdomių dalykų. Niekada negalvojau, kad pradėsiu gilintis iš tikrųjų į savo organizmą, į sveikatą, bet labai labai įdomu iš tikrųjų ir labai naudinga yra. Aš kažkur skaičiau, kad vos ne kas antra moteris turi skydliaukės problemų. Ir dabar jau ir vyrai turi. Taip, iš tikrųjų labai daug, nes kreipiasi žmonės ir vis jaunesni, kas dar prisideda, aišku, jaunoms moterims, kurios pradeda anksti kontraceptikus gerti, tai irgi išbalansuoja iš tikrųjų hormoninę sistemą, nes lytiniai hormonai ir skydliaukės labai susiję. Tai jeigu viena sistema išsibalansuoja, išsibalansuos ir kita. Tai čia irgi toks dalykas, kur jeigu, tarkim, jie naudojami, būna kartais išrašomi tiesiog gydymui kaipo. Tai čia yra labai aš tokiam dalykui nepritariu, nes tikrai prisižaisti galima ir paskui norės vaikų turėti, o gali ir nebeturėti. Nes... Čia ir ne vien vaikų turėjimas, čia apskritai visam organizmui. Tai yra, daug galima prisidirbti ir paskui neaišku, ar galėsi atitaisyti tą žalą. O kokie yra požymiai, kada jau reikėtų pasitikrinti skydliaukę? Iš tikrųjų, ne visiems tie požymiai tokie akivaizdus toj pradiniai stadijai, nes pas mus yra kaip, su diagnostika pas mus yra, sakyčiau, problema, nes daro tik vieną rodiklį, jeigu tas rodiklis yra normoj, tai ir netgi jeigu žmogus skundžiasi, kas tokie būna, nuovargis, plaukų slinkimas, svorio augimas, virškinimo įvairius sutrikimai, vidurių užkietėjimai, va tokios, sakykim, tokie simptomai neatrodytų ypatingi. Kur galėtum pagalvoti, gal pavargo, gal kažką neteisavai. Taip, ypač po gimdymo, tarkim, ten neišsimiega ir panašiai. Ir ateina pas gydytoją paskiria tą vienintelį tyrimą, nes šeimos gydytoja gali duoti siuntimą pas endokrinologą, tik jeigu ten jau tas rodiklis išėjęs iš normos. Ir jisai dar pradžioj tikrai nebūna išėjęs iš ribų, jis išeina praktiškai, kai jau yra visai blogai. Kas čia per rodiklis? Čia yra TTH rodiklis, jo, ir tai yra hipofizės rodiklis, kuris rodo skydliaukei, kiek
stimuliuoti, kiek jai gaminti hormonų, bet jis ne tik už skydliaukę iš tikrųjų atsakingas. Ir labai svarbu, tikrinantį skydliaukę, daryti pilną paketą, kaip aš vadinu. Ten yra TTH, T3, T4 ir ATPO. Būtent kas rodo, ar tu turi antikūnį, ar tu turi autoimuninį procesą, kaip veikia T4 ir T3. Ir pavyzdžiui, T3 rodikliai iš vis apskritai labai retai paskiria, nebent pirmą kartą, o jisai atsakingas už mūsų energiją. Ir mes, tarkim, galim gerti tos vaistus, bet visiškai neturėti jėgų, nejausti energijos. Gali būti, kad mūsų T3 yra žemas, bet jam vaistų dažniausiai neskiria ir tiesiog galim vaikščioti ir nematyti problemos, nes netgi depresija gali būti susijusi su skydliaukės problemom. Ir žmogus siunčia pas psichologą, pas psichiatrą, išrašo antidepresantą, o pas jį skydliaukė netvarkoja. Ir jam patikrina tą vieną TTH ir pas tave viskas gerai, eik toliau. Tai va, tokia va, iš tikrųjų problema yra, dėl to aš labai palaikau ir skatinu žmonės domėtis patiems apie tyrimus, apie reikšmės, apie tai, kas yra palankus skydliaukai, kas yra palankus sveikatai ir patiems nelaukti, kad kažkas, ta prasme, už mus pagydys, nes mums tikrai reikia ir patiems norėti, stengtis dėl savęs ir reikėtų galbūt tiesiog pasidomėti, kokių reikia tyrimų ir juos tiesiog atlikti mokamai. Profilaktiškai, taip. Profilaktiškai mokamai, nelaukti, kol... Nepagailėti, taip. Taip. Sveikata yra tikrai neįkainojamas turtas. O tai minėjai T3, ne, už energiją. Tai ką daryti, tarkim, jeigu tas rodiklis yra žemas? Iš tikrųjų, šitas rodiklis, jis net neskydliaukė gamina tą T3, jinai gamina tik minimalę dalį. Iš T4 turi pasiversti į T3, konvertuotis. Ir už tą konversiją atsakingos kepenys pagrinde ir kiti organai, žarnynas, bet daugiausiai kepenys. Tai kur didžiausia gali būti problema, tai gali būti kepenų veikla. Ir iš tikrųjų tyrimais mes nelabai ką pamatysim toj kepenų veikloj. Faktiškai tyrimuose kepenų rodikliai išeina tik tada, kai jau visai blogai. Echoskopas irgi, jisai mato, jeigu ten kažkas yra, bet iš tikrųjų čia toks labai paviršutiniškas. O kepenys mūsų tai ką, kodėl jos gali netinkamai veikti ir mums negaminti to T3? Todėl, kad kepenys visų pirma yra atsakingos už detoksikaciją, čia yra jų svarbiausia funkcija. Toksinų gauname kasdien iš visur. Konservantai maiste, oras, dažai, ta prasme, visur absoliučiai, kvapai, dabar šiais laikais tikrai jų labai daug ir kepenys turi labai daug darbo. Kitas dalykas, kad kepenims būtina, kad jos tinkamai funkcionuotų, irgi maistinių medžiagų, kad netrūktų baltymų, amino rūgščių, vitaminų B, magnio, C, cinko, begalė visko reikia kiekvieną mielą dieną. Ir jeigu mes, tarkim, valgome greitą maistą ar šiaip kažką, mes nieko negauname, mes tik išeikvojame dar labiau, tada pradeda slinkti plaukai, nes nebeturi organizmas iš kur paimti, tada ima iš kur mažiausiai reikia, plaukai, nagai, vištų gali apsieiti. Todėl ir dažniausiai būna, žiūrėk, virtuviai spintelį, vitaminas D, vitaminas C, magnis, selenas, dar kažkas. Taip. Tai va, tai tas toksinai, mikroelementų trūkumas ir dar, kad kepenys ne tik skydliaukės hormonus reguliuoja, bet ir lytinius hormonus, jis turi atidirbti jau tos hormonus, kurie savo darbą padarė. Tarkim, estrogenas antroji ciklo pusė jis nebereikalingas, ten progesteronas jau eina ir turi būti irgi viskas atidirbta, perdirbta ir išvesta savo keliais. Bet jeigu organizmas yra apkrautas toksinų valymu, o tai yra pirminė funkcija, nes žmogų gelbėja, neaiškių kažkokių, ir tada nukenčia hormonų gamyba, iš tikrųjų. Tai va, o kepenys neturi receptorių, kurie žinotų, ką daryti su konservantais, pavyzdžiui, ir kitokiom cheminiam medžiagom. Neturi, tiesiog gamta nesukūrė tokių receptorių, ką žmogus sukūrė dabar šiuo metu. Ir gaunasi taip, kad kur visi tie toksinai išeina, jie kaupiasi riebalinėme sluoksnyje, pavyzdžiui, endometriume gali endometriozė prisikaupti, jie gali grįžti į kraują ir uždegimą tokį kelti organizme, kas irgi ar skydliaukė, ar kažkom kitam organui silpnesniam. Kiekvieną griebė ten, kur silpniausia vieta žmogui iš tikrųjų, bet iš principo
visom lėtiniam lygom, autoimuniniam lygom galioja tas pats principas, faktiškai, kad prisikaupia tas viskas. Kaupiam ir tada tik tai, kai jau kažkas negerai, tada pradedam galvoti. Ieškoti kažką. Dėja, jo, bet geriau vėliau negu niekad, kaip aš sakau. Taip, tikrai tiesa. Norėjau pasakyti, kalbam labai aktualią temą, tai tikrai drąsiai užduokit klausimus, atsakysim, nebijokit. O mes šnekam toliau ir labai dabar įdomu pakalbėti apie tą mitybą. Tai visgi kokių reikėtų produktų vengti, kurie gadina ten mūsų reikalus susitikti. Iš tikrųjų, bendrai, ką pasakyčiau visiems, pradžiai, kas absoliučiai visiems, ko reikėtų vengti, ne? Tam, kad išvengti ar skydliaukės, ar kitų lėtinių ligų, tai yra perdirbti maisto produktai, konservantai, tai yra transriebalai. Transriebalų kiekį riboja ir Pasaulio sveikatos organizacija, bet iš tikrųjų, kaip pasižiūrėjus, absoliučiai visuose gaminiuose, kurie yra parduotuviai, kepiniai, aliejai rafinuoti, pusgaminiai įvairūs, labai daug visur iš tikrųjų, netgi saldainiuose. Ir jie kaupėsi, kame blogumas, jie irgi tokius uždegiminius sukelia procesus, tai faktiškai šitų dalykų reiktų vengti visiems. Tada cukrus irgi sukelia ir uždegiminius procesus, ir stabdo imuniteto darbą. Tai jeigu mes pavartojam cukraus, tai vitamino C įsisavinimas sutrinka ir apskritai imuniteto veikla kuriam laikui sutrinka, netgi iki 5 valandų. Tai iš tikrųjų, tai va tokios grupės, tai aišku, alkoholis, rūkymas, tai čia ir sakyti nereikia jo, bet čia va tokios bendros rekomendacijos, kurios tinka visiems. O kas liečia skydliaukės, tai iš tikrųjų, jeigu yra autoimuninis tiroiditas, tai va yra tas autoimuninis protokolas. Aišku, jis yra labai griežtas ir čia jau reikia būti morališkai pasiruošus, jeigu tu nori tikrai savo taip iš pamatų padėti, nes kas skydliaukiai dar labai kenkia stresas iš tikrųjų labai. Ir jeigu mes per stresą, per draudimus savo, per kažką kentiesim, bet nevalgysim, tai irgi nėra gerai, nes per kitą galą ateis vis tiek. Tai mes jau turim būti nusiteikę, kad mes norim savo padėti, su meilė savo, nuoširdžiai tą maistą sveiką valgyti, o ne dėl to, kad aš savo draudžiu ir nenoriu. Gal tiesiog reikia pagalvoti, ar tu renkėsi tada visą gyvenimą vartoti vaistus, ar tu geriau norėtum sveiką mitybą. Taip, ir jaustis gerai. Taip. Ir iš tikrųjų tie, kas išbando, pas mane yra tokie iššūkiai paleo ir AIP protokolų, kai mes susijungiam į grupę, žmonėms duodu receptus ir mes kartu dalinamės nuotraukomis, tai ką valgom, aš ten pakomentuoju, palaikau ir žodžiu, kaip įsivažiuoja ir tada tokia motivacija atsiranda, pradeda savijauta, pasitaisiu viską ir viskas. Ir tada nebereikia grįžti, nebesinori į tą, kaip buvo anksčiau, ta prasme, pajauti tuos privalumus ir dingsta visos abejonės. Tai, sakykime, tie griežti protokolai AIP yra paleo dar toksai mažiau griežtas, bet iš esmės nuo ko reikėtų pradėti su autoimuniniam lygom, labai didelę įtaką daro glitimo turintys produktai. Tai vien pašalinus glitimo produktus jau galima ženkliai pagerinti situaciją. Didžiai dalį autoimuninio tiroidito Hashimoto turinčių žmonių padeda glitimo pašalinimas. Kaip minėjau, cukrus, nes jis uždegiminius procesus kelia. Taip pat daug žmonių netoleruoja pieno produktų, nes iš tikrųjų tai yra tas pieno kazeinas, ne laktozė. Laktozė čia nieko dėta. Laktozės ar visgi to pieno baltymo? Pieno baltymo, jo, jis yra ganėtinai sunkiai virškinamas ir jeigu jau yra kažkokių tai sutrikimų žarnyne ar su virškinimu, tai žmogus labai apsunkina savo darbą ir iš to pieno tikrai kalcio, tai ne tas šaltinis, kur kalcio reikėtų ieškoti. Nors visi teigia, kad kalcio tikrai... Jau ne visi. Taip, jau keičiasi. Taip, tai sakykime, čia tokios produktų grupės pagrindinės, bet aišku, kavos nereikėtų padauginti, čia irgi pagal situaciją, bet šiuolaikiniai žmonės labai turi dažnai antinksčių išsekimą, kuris yra lemtas streso nuolatinio lėtinio, tai tada kava tik pablogina viską, nes jie iš tikrųjų energijos pati neduoda iš savęs, jie užblokuoja receptorius, kurie mums leidžia jausti nuovargį. Ir mes tiesiog, atrodo, jaučiamės energingi, bet iš tikrųjų kava tos resursus iš mūsų ir paima. Ir paskui ateina toks visiškas, žodžiu, atkritis. Tai šitoj vietoje irgi reikia žiūrėtis pagal savo savijautą, ar mūsų tas kofeinas neperstimuliuoja, ar nebus paskui dar blogiau. Bet vienas koks puodelis kavos. Vienas taip, jeigu žmogus jaučiasi gerai, jeigu ten jam nepermušinėja širdies po to puodelio kavos, tai viskas gerai. Taip. Ir aišku, tik tais reikėtų rinktis iš tikrųjų ekologišką kavą, nes kava
labiausiai, vos nelabiausiai pesticidais užterštas augalas pasaulyje. Tai Prašau. pesticidai, pelėsis, tai iš tikrųjų geriant paprastą pigę kavą galima irgi savo pakenkti ne tik pačiu kofeinu, bet vat, būtent tai vertėtų tikrai ekologišką kavą tuomet rinktis. Ir su visais produktais, kuo natūralesnius, kuo arčiau gamtos, pats principas maitintis kuo arčiau gamtos, ne, kad natūralūs produktai, kad tai yra neperdirbti, neapdoroti, pagaminti namie, tai yra iš tikrųjų sveikiausias variantas. Tai gerai, o tada, o ką būtina vartoti? Yra, vat, pavyzdžiui, keli produktai, kuriuos tikrai reikėtų kiekvieną dieną įtraukti savo. Kiekvieną dieną reikia įtraukti daržovės. Ir faktiškai su kiekvienu pavalgymu. Taip, jų turi būti daug, reikia stengtis taip valgyti. Taip pat baltymai. Vienas svarbiausių, nes baltymai yra, kaip sakiau, statybinė medžiaga ir kad atsistatytų skydliaukė, žarnynas, mums reikia tų baltymų. Nes baltymai ir kolageno reikalingi, kolageno gamybai ir netgi antikūniai, kurie kovoja su liga, tarkim, virusą ar bakteriją, kokį pasigaunam ir gaminasi antikūniai, kad juos įveikti. Tai yra irgi baltyminės struktūros. Geležis irgi visur tie baltymai reikalingi. Tai faktiškai ir dar yra vienas toks pliusas, kai mes pradedam maitinti subalansuotai, kai mes su kiekvienu pavalgymu gauname baltymų, susireguliuoja cukraus kiekis kraujyje ir tada mūsų nebetraukia taip ant saldaus. Dingsta šita problema. Reikia atsiminti. Taip, nes iš tikrųjų, kodėl mes taip norime tų saldumynų, miltinių, tai dažniausiai būna dėl neteisingos mitybos. Mes pavalgome greitųjų angliavandenių, pavalgom saldžių pusryčių, tada jie susivirškina itin greitai per kokią valandą ir kai mes valgom angliavandenius, organizme įvyksta cukraus šuolis. Mes gaunam labai greitai, pakyla cukrus ir paskui jis labai greitai nukrenta. Ir kai jis nukrenta, tada staigiai norisi valgyti, gali pagriebti bet ką, užkast bet ką, nes tu nori čia ir dabar. O kai mes valgom su baltymais, tai tiesiog tas cukrus jisai tolygiai, jo lėtai virškinasi viskas ir nėra tų tokių šuolių ir tada nėra poreikio griebti čia ir dabar ir kažko labai saldaus. Kaip pagalvoju, iš tikrųjų, kiek daug lemia mityba. Labai, labai. Žmogaus sveikatai. Taip. O kas yra tau sveika gyvensena šiuo metu? Tai man sveika gyvensena yra subalansuotas maistas, ne iki kraštutinumų, sakykime taip, kad tau būtų komfortiška, bet tu valgytum sveikai ir jaustumės gerai. Kiekvienas, sakau, prisitaiko pagal save iš tikrųjų, taip, kad tu jaustumės laimingas. Taip pat tai yra stengimasis išvengti streso arba jį eliminuoti, rasti būdų, kaip nusiraminti. Tai yra veiklos, kurios mane pakrauna morališkai, tarkim, aš chore dainuoju laisvalaikiu. Iš tikrųjų, tai yra, aišku, miego režimas, fizinis aktyvumas. Čia jau kaip išeina, ne visada pakankamai laiko galbūt tam randu, su mityba man lengviausiai sekasi. Bet stengiuosi išlaikyti tą balansą tokį tarp visų šitų gyvenimo sričių ir stengiuosi būti laiminga, kad ir mano organizmas tai jaustų ir kad aš noriu gyventi. O minėjai pradžioje, kad dabar mokysi holistiniai mokyklai. Taip, holistinio ugdymo institute. Tai jeigu trumpai, koks požiūris į, nežinau, į sveikatą, į skydliaukę, į visas tas problemas, kokį požiūrį turi holistinis? Būtent požiūris ir yra holistiškas į žmogaus sveikatą, tai kad žmogus nėra atskirų kūno dalių rinkinys ar atskirų organų rinkinys, žiūrima priežastis ir pasiekmes į žmogų kaip į visą bendrą organizmą, kartu įtraukiant ir psichologinę, ir fizinę savijautą, ir tą mitybą, ir fizinį aktyvumą, ir viskas taip žiūrima bendrai ir kartu. Nes iš tikrųjų, kokia problema yra su šiuolaikinė medicina, tai kad gydomi atskiri organai, o jie nėra atskiri, viskas pas mus yra susiję. Žarnynas siunčia signalus neurologinius smegenims, ką mums valgyti, ką mums daryti. Kepenys ir skydliaukė, kaip minėjau, hormonų, viskas pas mus absoliučiai susiję. Mes stresuojam, galybė procesų sutrinka mūsų organizme. Kodėl, kaip sako, nuo streso visos lygos, toks nuvalkėtas atrodo, bet iš tikrųjų, kai pasigilini į tos fiziologinius procesus, kas ten vyksta, kai mes stresuojam ir kai tas stresas būtent užsitęsia, tai, ta prasme, tai dėl to labai svarbu, nėra vienos tokios stebuklingos piliulės, labai svarbu yra išlaikyti balansą ir stengtis
kiekvienoje gyvenimo srityje ir mityboje, ir savo nuotaikoje stengtis džiaugtis gyvenimu, pakankamai pailsėti, gerai maitintis, kažkiek tai fizinio aktyvumo bent jau kažkiek turėti ir tuomet ir skydliaukė geriau veiks ir visas organizmas geriau veiks. Kas dar dėl skydliaukės toks vienas išskirtinis elementas, tai jodas, turbūt visiems girdėtas, tai iš tikrųjų dėl jodo trūkumo labai dažnai sutrinka skydliaukė, labai dažnai, nes Lietuvoje jodo yra mažai, beveik nėra. Dirvožemyje jodo, seleno trūksta iš tikrųjų, tai jodas labai reikalingas, tai kas nevalgo, sakykime, jūros produktų, ten kažkokių tai dumblių, žuvų ir panašiai, gali pritrūkti to jodo, kažkiek jo yra kiaušiniuose, bet iš tikrųjų ganėtinai daug mums jo reikia. Kitas dalykas, kad yra tam tikros medžiagos, kurios slopina jodo įsisavinimą skydliaukėje. Tai yra halogenai, tokie pat kaip jodas, bet tai yra bromas, fluoras ir chloras. Tai tarkim, chloruotas vanduo, chloruotas priemonės, ten valymo, tarkim, fluoras, dantų pastoje, juodoje arbatoje, pasigilinus daug labai, bromas kepiniuose, mes daug gaunam tokių mikroelementų, kurie slopina tą mūsų jodą suvalgytą ir dėl to gaunasi disbalansas. Tai va, bet vienintelis, kas netinkamas šaltinis gauti jodą, tai joduota druska. Bet šito tai nereikėtų, nes nėra jinai natūrali, jinai yra gamykloje pagaminta, to jodo pridėta, ten yra naudojami tam tikri apdorojimo būdai, kurie skydliaukei tikrai nenaudingi ir pats jodas yra labai lakus. Ir mes atidarom tą druskos pakelį ir tas jodas, kiek jo ten yra, jis labai greitai išsigaruoja. Pradžioje jo kažkiek yra, tarkim, verdam sriubą, jeigu mes įdėsim pradžioje druską, jau pabaigoje nebebus ten to jodo, tai nėra taip prasminga. Tai tiesiog druską rekomenduoju rinktis natūralią jūros druską arba Himalajų, tokią neapdorotą, nebalintą, nešlifuotą ir panašiai, be jokių priedų. Tai pagalvoju, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Taip, taip atrodo pradžiai viskas labai sudėtinga, bet paskui, kai perpranti, tai viskas pasidaro labai aišku ir žinai, ko tavo kūnui reikia ir tiesiog tai tavo gyvenimo stilius šiek tiek pasikeičia ir pats to džiaugiesi, nes matai rezultatus. Taip. Aš manau, jeigu kiekvienas pabandytų įsigilinti, kokie procesai vyksta, mūsų ar stresuojam, ar kažkaip nervuojamės, ar kažką kitą netinkamą suvalgom, kas atsitinka mūsų viduje, tai manau, mes visi pradėtume sveikai gyventi. Taip. Iš tikrųjų, aš besimokydama taip, kodėl šitų žinių vaikams mokyklai neperti, tai taip svarbu, taip svarbu. Jeigu mes žinotume visą tai ir taip įdomiai būtų pateikta, tai galbūt mes visiškai kitaip gyventume ir kitaip jaustumėmės. Taip, bet čia yra turbūt kiti dalykai, saldainių visi, kesteliai ir panašiai. Taip. Tai ir tėvai ir patys mėgsta pamaitinti vaikus saldžiai ir nieko blogo tame nemato. Tai tiesiog galbūt nežino iš tikrųjų. Nepasidomėjo turbūt. Taip. Tai pabaigai, gal patarimas žiūrovams, kaip reikėtų pasirūpinti savo sveikatą? Ką reikėtų padaryti? Tai, kaip minėjau, labai svarbu vengti streso arba jį sumažinti, užsiimti veiklom, kurios jūs ramina. Tuomet stengtis fiziškai būti aktyviems bent šiek tiek. Rytais rekomenduočiau įtraukti karšto vandens gerimo ritualą. Tai 40-50 laipsnių karščio vanduo. Toksai, jis padeda užkurti virškinimo sistemą ir geriau suvirškinti maistą, kurį jūs gausite. Pusryčiam nesirinkti saldžių patiekalų ir stengtis maitintis pilnavertiškai, daugiau daržovių, uogų, natūralių maisto produktų. Tiesiog ir miego režimas, nes iš tikrųjų per miegą mes atsistatom, daugybė procesų vyksta miego metu ir hormonų reguliacija. Jeigu mes miego sąskaitą kažką tai ten veikiam, skrolinam ar ką, tai tiesiog labai labai nukenčia iš tikrųjų mūsų sveikata. Tai kiek reikėtų miegoti? 7-8 valandas? Ne mažiau taip, bet labai svarbu laikas, kada mes einam miegoti, ne vėliau 11 valandos rekomenduojama, nes būtent tada įsijungia hormonai ir netgi svorio augimas priklauso nuo to, kada mes einam miegoti. Jeigu einam per vėlai miegoti, tai nespėja tam tikri hormonai suveikti, jie dienos metu išsiskiria ir žodžiu, tas svoris. Svoris ir nuo streso, tarp kitko, ir nuo miego režimo, tai labai labai daug susijusių dalykų tiesiog. Tai va tokie būtų pagrindiniai patarimai, turbūt. O taip, tai šiaip mano Facebook'o puslapyje daug labai yra, aš dalinuosi ir kokius tyrimus daryti, ir ką valgyti, ir ko nevalgyti, ir kas kaip ten organizme vyksta.
Ir tie mano receptų rinkiniai yra, ir mokymai įvairūs, tai jeigu, ta prasme, norint pasirūpinti, pasidomėti giliau, tai kviečiu ateiti, pasižvalgyti. Taip, aš manau, Viktorija, galėsi pakomentuoti, mes tave taip pat ir pataginsim ir tikrai galite ir patys parašyti komentarą, Viktorija atsakys, arba galite tiesiogiai Viktorijai parašyti. Tai būdų visokių yra, svarbu pasirūpinti tinkamai savimi. Tai ačiū labai, buvo labai įdomu, labai naudinga ir aktualu. Tai ką, iki susitikimo kitą kartą.